Labas, aš esu Tatjana ir jūs žiūrite 1000... Labas, aš esu Tatjana ir jūs žiūrite 1000 km... Dviračių. 6-3. Labas, aš esu Tatjana ir jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą. Yeah! Tai ką, atvykom, šalia manęs Tatjana, kuri ką tik įrašė jums pradžią. Neliksi nakvoti? Ne. Važiuos namo, tai praminsiu dviračių. Važiuosiu į kitas varžybas. 90 km ir varys atgal. O mes ką esam Svenceliai ir šiandien padarysim tikrą dviračių šventelę šitoj Svenceliai. Išvarysim kaituotojus, ane, visus. Ir štai kaip čia viskas atrodo. Nuo 15 atidaryta registracija. Hebra su nameliais, su viskuo. Varom prisiregistruojam, susimokam €1 ir minsim. Startas nuo 8. Išleidinės po 3 dviratininkus kas 30 sekundžių. Ir ką, ir viskas. Ir finišas naktį. 90 km. Plius minus. Mailutė atrodo štai taip. Mes turim lyderius. Labukas. Oi, sveiki. Nu, 1000 kelins. kilometrų. Pem. Pem, gerai. Darius sakė, kad su Pem laimėjo. Gerai. Gerai jauties? Labai Laimėsi gerai. tarp moterų. Olivija tik dalyvauja. Oi. Tik. Nu, kaip tu? Kaip gražiai blizga tavo dviratis, aš pirmą kartą matau kažkokį. Čia šiandien daugas pamatė pirmą. Žalias. Žalias, geras. Nu, pasiruošęs? Ne. Ne? Aš irgi ne. Tai galėsim kartu važiuoti. Vakar padariau apšilimą su draugais. Iki nakties, tai šiandien apšilsim čia, trasai. Nu ką, gerai. Linkėjimai, susitimatysim vakariniai dalyje, ne? Linkėjimai, tai turbūt arba trasą. Gerai, podiumą. Labą dieną, tai ovacijos, o čia €1 krenta. Ačiū. Nu, kaip merginos, viskas normaliai? Labai normalu, labai Žiauriai smagu gerai jūs atrodo. matyti. Super, tai man duok laimingą numerį. Tau žinokduosim ne 69, o 96. Nu, vis tiek nesigauna. Gerai, ačiū. Turim čia pas mus organizatorių. Turim čia pas mus vlogerį. Sveikas. Kaip tu gyvas? Viskas gerai. Kadangi nėra mikrofono, tai reikia garsiau kalbėti. Gerai, rėkiam. Ko nevažiuoji? Savo varžybų. Reikia prižiūrėti. Savanoris. Standartiškai. Tai gerai, kas nauja šiais metais? Sunki trasa. Nieko čia. Pasakyk, kiek sukilimo, ar 600 ar 100 šiam? 111 metrų. Taip? Nes Tatjana įsikėrė į Garminą, įrodo 600 metrų. Ne. Aš sakau, čia nėra kur sukilti. 111 metrų per 86 km. 86 km, tik taip. Nu gerai, kokia čia taktika? Po 3 išleidinėsi? Aha, po 3 paleisim burto būdu. Burto būdu, ne? Gerai, tai ką aš tau galiu palinkėti? Ką aš tau galiu palinkėti? Beje, kelintas velopikas? Brama, nežinau, gal čia 8, matai, mes pradžiai ne po vieną per metus darydavome. Ai, buvo daugiau, ne? Nu kažkas. Metai, jeigu metais žiūrėjau. 18 pirmas. Pirmas 18 metais. Ir 3 iš karto, 3 velopikus darėm pirmais metais. O kiek dabar žmonių, pirmą kartą buvo žmonių ir kiek dabar Pirmą dalyvauja? kartą buvo 31 žmogus. 31 žmogus pirmą kartą. Dabar? Startinis mokestis buvo 5 eurai. 5 eurai infliacijos dar nebuvo. O dabar startinis mokestis. O dabar yra, kaip visada, pastaruoju metu. Ok, net neauga, kaip Jo. sakėt smarkiai, ne? O dalyvių, nu tai nežinau, gal kažkas 300 šiam buvo praeitą kartą. 300 šiam Kadangi praeitą. registracija tik tai vietoj, tai mes niekada nežinom kiek. Wow, nu tai grubiai 400 bus matyti. Ok, tai aš tai galiu pasakyti, kad labai vakar gerai pasiruošiau antrai dalį. Ta prasme, pas mane toks antros dalies pasirašymas kaip turi būti. Žinai, tai aš manau, ten aš galiu laimėti. Tai, o šitą dalį paliksim profesionalams. Koks piniginis prizas už pirmą vietą beje? Pirma vieta 500 eurų. 500 eurų. Ir čempionas žiedas. Čempionas žiedas. Ir jo, paskiau antra vieta 200, ten 100 ir taip toliau. Bet čia ir merginom galioja, teisingai? Taip. Čia nėra jokios diskriminacijos, kaip kitų. Jau nebėra. Būna, ne? Jau nebėra. Jau išsigryniname. Okay. Nu ką, smagu, tai ačiū. Su transportas. Lapik 500. Kai sėdinytis. Iškart atidarytas glove boxas. O Velopik 500 kitais metais. Taip, burgerio kelias. Man į skrandį 5 valandą. Pagal Balčiūno rekomendacijas. Reikia valgyti dabar, sakė. Balčiūnai teisingų laikų burgerį valgo? 5. Gerai. Gerai. Tai va, suvalgiau burgerį, užsakiau nealkoholinio alaus, bet ne visiems tai pasisekė, nes mūsų vienas kolega dabar turės pasiteisinimą. Kas tu atsitiko? Pirkau alų
Su 0-0. 0-0. O gavai? Išgėrė, supratau, kad kažkas ne to, bet čia 5-2. Ir tartinai skanus alus, nealkoholinis buvo. Jo. Sako, geras alus. Jeigu Vitalis mane aplenks, tai tik tai dėl šito. Supratau. Arba atvirkščiai. Ta prasme, į abi pusės, jo. Dar nubraukta ta neščia moteris. Nu, cepų tai didesnių turbūt nebegalima jau vežti, ne? Sveikas. Pravažiuosiu tokį. Labas. Sveikas, gyvas, rivės. Labas. Sveikas, Turim kaip prancūziškai, lenkiškai kalbėti. Tris bučkas. Vėliau vyko komisariato stalas, vados įgaliojimų vykdom dopingo kontrolę. Paskui ten į kabinetą pakviesim poną. Ne, mes neįsim. Tai važiuosit su šitą grandinę tikiuosi, ne? Tikiuosi tikra, pilna. Jie prikabins mane, gal gausis rezultatas. Tai gelbėjimo ratas. Ok. Nu taip, ką mes turim, Valdemarai. Sveiki. Labą dieną, žiūrėkit, nauja įranga, karboninis. Tai kur tu čia dabar jėdėsi? Plauksi čia gal? Planas B, nepais mintai. Plauksi. Valdai, kur tavo palapinė? Labas, nesimatėm 100 Kuri tavo palapinė? Ta, tikiuosi. Oho, kokios didelės palapinės. Nu tikrai čia komfortiškai bus. Nice. O čia jūsų? Liukso klasė? Liukso? Su priengiu, karo čia, žiūrėk. Dar mašiną gali įvaryti, žiūrėk. konferencijų kambarys. Wow, kosmos. Nu jo, čia tikrai. Čia kiek, 15 vietė? Taip. Varysim setupą savo. Tai dviratį jau matėt? Ir numeriukas. Va. Šitaip. Ir patalinė. Ką, va jau su kovinė apranga, su binkis prie konteinerių sustojęs paieškoti, kol ten ką gero ras. Iš tikrųjų ruošiamės. Yra 7:30, už pusvalandžio startelis. Reikia truputėlį kojas apšilti. Ir nežinia, kada startuosim. Nes startuos, sakiau, kas kiek minučių startas? Tai gal kas minutę arba kas 30? Kas 30 sekundžių po 3 žmonės. Nu, aš taip tokį turiu įtarimą, jo. Ja, nu tai va, tai mes su Bingiu sau ramiai apšilinėjom ir tikimės geriausia. Palaimos, kaip sakys. Oras geras, tobulas, 23 laipsniai. Sėkmės ir viskas. Ir viskas, susitiksim finišį. Visą kitą turim. Kojas turim, tai reikia tik sėkmės. Tai pasižiūrim, kas čia darosi. Ant vairo, priekyje. Kiek žmonių. Šiais metais, kaip sakiau, 400 žmonių, tai kosmosas. Dabar skelbs per garsiakalbį, kas startuoja ir jeigu praleidi savo startą, tai varai žodžiu galą. Kas dar, žodžiu, susirinko visi stipriausi. Tai nežinau, iš tų 400 mano tikslas į 100 šiandien būtų suvažiuoti, nes ir su pro, ir su visais viena grupė tiesiog. Žodžiu, žiauriai daug žmonių. Pasiruošę, laukiam. Ojam Binkio startą prie lavonų, Binkio priskyrė per pažintis, kad su šviesa grįžtasi, matai, nedurlas. Laukiam toliau. Gerai. Paleidžiam Tomą ant tualetę. Trylika km įveikta, Binkiui prakolas, vienas toks ant žemės gulėjo, neužfilmavau, man viskas gerai, bet mane lenkia, aš lenkiu, bet grupės nesusiformuoja. Tikiuosi atsiras kažkas pakeliui, su kuo galėčiau minti, nes dar daug liko. 22 km completed, grupės nėra. Gerai išiškuosime? Jo. Bandysiu, jeigu pavyks. Tai jeigu tik išeit. Taip ir neradau grupės iki dabar. O čia jūsų visas traukinys, bre. Ja. Taip, 28 kilometras,
Turim grupę, bandysiu laikyti, kiek išeis. Kol kas grupiai. Visai geras tempas. Širdis pakrito, o greitis pakilo. Nugriuvau žodžiu smarkiai. Griuvus pasigavo dar vieną grupę su Paulium Paukščiu prieš akį. Įstengiau jiem užsėsti ir pasivėjom tą kitą grupę, aplenkiam. Asfalte visai gerai sekas. 44 km įveikta. Vidutinis 1,2. Čia man baisu dabar aš. Nebūsiu prieki. Opa! Šešiasdešimt kilometrų. Turim grupelį iš 3, dviese keičiamės priekį. Liko apie 3 km. Tempas neblogas visai. Šešiasdešimt 5 km įveikti. Sunkiai sekasi man išbūti ar čia su juo. Liko 30. Ne, mažiau negu 30. Oh, fuck. Tamsu sunku ant rato sėdėti, žinai. O to lempas neturi? Aš turiu prožektorių, bet čia gale. Be galvos. Net nenoriu judėti. Au! Sorry, ble. Pas kažką Garminas. Garminas pipsi pas kažką. Ai. Antras, blės. Su ant rato aš nebesidėsiu, nafik. Sučia, kaip skauda kojas. Čia atsargiai vieta, šveidį labai. Pizda sėdynį. Viskam pizė. Sėdynė sulūžo. Viskas gerai tau? O dieve. Viskas be sėdynės važiuoju. Nežinau, kažką pamečiau. Vitali, let's go! Sulūžo sėdynė. Oi, blemba, dabar tikrai be sėdynės, tiesiog ne to žodžio prasme. Štai sėdynę galite pasigrožėti. Lenkia visi kaip šūnį kokį, bet ką man daryti. Jau kiek čia varau 10 kilometrų neprisėdęs. Liko plus minus 12 iki finišo, gal kažkaip davažiuosiu.
Nu, šiaip jaučiuos labai blogai, labai blogai. 2 kritimai, pykina, apsivemsiu tą. Jaučiu, kad blogiausias varžybas, kiek tik yra buvę. Finišas. Davažiavau be sėdynės. 30 km be sėdynės. Su lavonais. Čempionė. O, prašau. 30 km be sėdynės. Aš papozuosiu. Papozuosiu biškai. Bet apsėdimas stovėjai. Taip, 30 kg. 30. Tai pabūk čia, žinai. Į užpakalį buvai. Buvau įsikišęs šitą. Visiškas lavonas, 2 zavalai. 30 km be sėdynės. 30 km be sėdynės. 2 kritimai. Vairas lenktas. Vos davažiavau, karoči. Bet šiaip ne taip. Greitis vidutinis 29,1. 29,1 vis tiek be sėdynės 30 kg. Tau kojos neišlindo pro viršų. Pasiėmiau Durex, tai čia viskas normaliai. Normaliai. Tomai, tavo jaunystės sėdynė, žiūrėk. Tur de Frančias tokia varimindavai. Padėjo man atsipalaiduoti biškutėlį. Atsistojęs. Ačiū. Uždėmesį dadėsi, tikiuosi balų man už tai, kad aš tavėjau. Su lavonais baigiau turbūt šitą turą. Stabdau. Gal atsigert, kaip gerai atsigert, Jėzau. Atsigert žmogui. Žiūrėk. Tai ką chebrytė apdovanojimai šaudo. Jau matyt paskutiniai finišuoja. O aš galiu pasakyti, kad reikia šitą video irgi pabaigti. Esu biški toksai dar apspangęs, bet pasiėmiau nealkoholinio alaus, 2 niukų. Reikia atstatyti kalorijas, einu pažiūrėti, kaip ten Hebra finišuoja, ar mano Hebra finišavo. Nu ir viskas, dviratį atpirksim, atstatysim. Reiškia, ką, kūnas smarkių sužalojimų nepatyrė. Aišku, labai pavargau, bet, sakant, kas mūsų nenužudo, tas padaro stipresniais. Kas viskas gerai, ruošiamės, sekančias varžybos mėgrė, dabar einam ir pažiūrėsim, kaip ten Hebrytė saliutuoja. Čia nieko nesimato, tai šviečiu su telefonu, tai jau kokia kokybė yra, tokia yra. Tai ką, mes atsijungiam jau viskas, visiems linkim gero vakaro. Turim čia Daivą, kurios nesimato beveik, pirmą vietą laimėjo. Jinai sėdi prie mūsų stalo. Ir visi čia va po truputį, viską va dainuojam, stonkumenė va atsipalaidavo. Nebuvom visai, verkiam iš džiaugsmo sustoję ratu, kaip gera turėti draugų. Ir aš manau, kad šitas... Kaip gera. Šitiek turėti draugų. Tai va, aš galėčiau pasakyti, kad mes taip ir uždarom šitą vakarėlį, Valdemarai. Ir Velopykas yra ne apie tai, ką